Taigi, šiandien diena, jūs žinot, kad visas pasaulis kalendoriuose rašęs tokį sprendimą, kad šita diena yra pašvęsta tam, kad paminėti motinas kaip tokias. Ir dažniausiai tą dieną yra mamos tarsi iškeliamos, pagerbiamos ir labai džiaugiamasi, kad jos tokios iš viso yra. Ir man tik tai būtų įdomu, kaip tvarkytųsi mamos, jeigu vyrų nebūtų. Čia toks vyrų pusė irgi. Kaip ten viskas būtų vystėsi. Taigi, bet šita proga suteikė man didelį laisvę ir džiaugsmą kreiptis konkrečiai moteris šiandieną. Ir iš tiesų iš vakaro aš turėjau labai didelį mūšį tokį savo dūšioj, ar čia jūs kelti į padangės, dėkoti, gerbti moteris mamas, ar priešingai išsakyti daug priekaištų ir daug nurodyti daugybę ydų, kurios gyvuoja pas žmonės bendrai ir pas moteris ypač. Kovojau, žmona yra liudytojas, kai buvo man baisu, tai nusprendžiau pasirinkti šitą tokį gana švelnų dalyką ir pakalbėti labai neutraliai apie vaikų auklėjimą ir tiek to. Taigi, bet bendra prasme vis dėlto noriu pasakyti, kad šiandien dieną be abejonės mes vyrai esame dėkingi už jūs moteris, nes be jūsų, kaip raštas sako, nieko nebūtų. Taip Dievas yra sutvarkęs, kad tiek vyrai, tiek moteris jos atsiranda per motinas. Ir tai yra Dievo dovana ir Dievo suteikta galimybė ir didelis palaiminimas. Kai kurios iš jūsų žinote, galbūt net ir pažįstate šeimų, vyrų ir moterų, kurie neturi šito palaiminimo ir šitos galimybės ir galbūt netgi žinote, kiek tai sukelia didžiulių skausmų, iššūkių, bėdų ir nusivylimo. Taip, kad sveikiname jūs, moteris, mamos, būsimos mamos, ypač Viltėva bus graži mama kada nors. Ir tave sveikiname šiandien. Ir vis dėlto noriu pradėti nuo palyginimo, kurį Viešpats Jėzus Kristus pasakė visiems tikintiesiems, kurie jo klausėsi, o tas palyginimas yra užrašytas Mato Evangelijos 25 skyriuje. Ir jeigu jūs turite kantrybės ir klausytės ir skaityti, atsiverskite Mato Evangelijos 25 skyrių. Norėčiau, kad mes kartu paskaitytume šiek tiek, nes viliuosi, kad tai yra gerai žinomas palyginimas, todėl mes viso jo neskaitysime, paskaitysime nuo 14 eilutės šiek tiek. Viešpats Jėzus Kristus pranašauja ir sako, kas bus tuo metu, kada jisai sugrįš į žemę ir įves savo valdymą čia šitoj žemėje. Tuo metu, kada Viešpats Jėzus Kristus sugrįš, sako, bus taip, kaip atsitiko žmogui, kuris iškeliaudamas į tolimą šalį pasišaukė savo tarnus ir patikėjo jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1, kiekvienam pagal jo gabumus ir tuo jau iškeliavo. Tas, kuris gavo 5 talentus, nuėjęs ėmė su jais verstis ir pelnė savo kitus 5. Ir jūs toliau prisimenate, kad vėlgi tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, nuėjo vertėsi, vėl pelnė šiek tiek ir pavyzdyje, palyginime yra sakomas toks atsitikimas, kad tas, kuris turėjo 1 talentą, buvo tokio įdomaus charakterio ir nusprendė išsaugoti tai, ką jis buvo gavęs, kad paskui galėtų sugrąžinti šeimininkui, bet jo nurodymo verstis nevykdė. Ir nenagrinėsime to palyginimo tiek, kiek čia yra viskas išdėstyta ir panašiai, bet noriu iš to kylančią vieną mintį pasakyti. Kam priklauso vaikai, kuriuos jūs, mamos, pagimdėte, arba tuos, kuriuos jūs pagimdysite? Tėvai bendrai įprastai yra sakoma, kad tai yra mano vaikas, tai yra aš jį pagimdžiau ir aš turiu pilnas teisės daryti su juo, kas tik tai man ateina į galvą. Tačiau tiesa yra tokia, šventajame rašte tokia yra tiesa, kad Dievas yra davęs savo tvarką visai kūrinijai. Jisai yra numatęs, kaip viskas turi gyvuoti
Ir vienas iš dalykų, kuris, kaip mes skaitėme, yra kaip dovana Dievo žmogui, yra vaikai. Ar jūs girdėjote tos žodžius? Vaikai yra Dievo dovana tau. Kas tą dovaną suteikė? Dievas. Taigi vaikai ne iš tavęs paties, ne iš tavo paties aistros, ne iš tavo paties norų, geismų, sprendimų, troškimų. Priešingai, tai yra turtas, kurį pats Dievas patikėjo tvarkyti tau, motinai, vyrui, žmonai, daugiau ar mažiau, vienaip ar kitaip. Dabar iš tikrųjų situacija pas mus yra sudėtinga šituose dalykuose, dabar ir tėvas vienas gali auginti vaikus, ir motinos vienos gali auginti vaikus, ir tai turi savo pasiekmes, bet apie tai mes šiandien nekalbėsime. Taigi, ir pirmas dalykas, ką aš norėčiau priminti toms, kurios jau pagimdėte ir išauginote, ir toms, kurios dar gimdys ir augins, galbūt pasakyti, koks turėtų bendras būti požiūris į šalia jūsų augančius vaikus. Sveikas požiūris, Dievo duotas požiūris yra tai, ką mes jau minėjome trumpai. Štai yra žmogus šalia manęs, mažytis ar biški didesnis, bet tai yra Dievo man patikėtas turtas. Ir aš turiu jį tvarkyti ne taip, kaip man atrodo gera ir teisinga, ne taip, kaip man šauna į galvą, bet tvarkyti jį būtent kaip kito šeimininko, galingo šeimininko, verto pagarbos ir didelio dėmesio šeimininko dovanotą tau turtą. Jis dovanoja šitą turtą mums ir mums kyla klausimas, ką mums su tuo turtu daryti. Ką mes su tuo turtu norime padaryti. Nes, pabrėšiu, vaikai tai yra iš esmės Dievo nusavybė. Dievo nusavybė patikėta į jūsų rankas tam, kad juos auklėtume, augintume, ugdytume ir tėvui ir motinai, ir ypatingai motinoms reikėtų klausti savęs, ne kokio aš noriu matyti savo vaiką. Kuo aš noriu, kad mano vaikas būtų. O teisingas klausimas būtų koks? Kokį Dievas nori matyti šitą žmogų? Kokio aš turi jį išugdyti? Nes kartais būna, kad iš tikrųjų tėvai augina gydytojus, tėvai augina teisininkus, tėvai augina sportininkus, tėvai augina garsų žmogų kažkokį. Jūs suprantate, apie ką kalbu? Tėvai gimė vaikas ir svajonė yra. Aš noriu, kad mano vaikas būtų tas. Aš noriu, kad mano vaikas būtų toks. Kad jis pasiektų tai, ko aš nepasiekiau, ir kitos pačios įvairiausios mintis. Ir kartais tėvai tendencingai arba tikslingai ugdo vaiką, kaip aš minėjau, kaip pavyzdį, kad jis būtų gydytojas, kad jis būtų teisininkas, kad jis būtų dar kažkas tai toks ir panašiai. Ir iš tiesų klausimas yra, o ko Dievas nori iš šito žmogaus? Ką jūs, tėvai, turite iš jo išauginti? Nagi, pabandykime atsakyti, o ką mes turime išauginti, mamos? Turim išauginti žmogų. Ir ne bet kokį žmogų. Jeigu gimė mergaitė, tai ką mes turime išauginti? Va. Matot? Neturtinga, ne karjeros moterį, ne garsią moterį kažkokią, bet ką? Užauginti moterį. Žodis moteris daug turi savyje. Užauginti mergaitę, po to mergaitė, kad jinai taptų tikra moterimi. Galų gale užauginti žmoną. Ir čia yra iš tiesų Dievo duotas tikslas, tarkim, auginant mergaitę. O jeigu aš turiu berniuką, jeigu man gimė berniukas, ką aš turiu užauginti? Ką aš turiu? Galima galbūt ir taip sakyti, bet vėl yra atsakymas. Matot, problema pas mus tėvus dažniausiai yra kokia?
Mes net neklausim savęs, ko aš noriu, kas turi būti, kaip turėtų būti. Vaikai gimsta tarsi savaime, jie auga tarsi savaime šalia, nes mes neturim laiko ir tik daug pavalgyti jie patys užaugs ir kiek mes pajėgėme dar šiek tiek paauklėjame, bet kas iš tikrųjų turi būti iš jo, ką mes norim pasiekti, koks yra mūsų tikslas, būnant su tuo vaiku kartu, tą 20 metų, 25 metus kartais. Net nėra tokio klausimo. Ir va čia yra mūsų problema. Ir tų problemų yra daugybė. Ir labai dažnai tėvai nusivilia. Aš tikėjausi, kad išeis kažkas, o išėjo niekas. Nu, ne niekas, kažkas išėjo, aišku. Kažkas būtent ir išėjo. Bet ne tai, ko mes tikėjomės, arba ne tai, ko mes laukėme, nes ugdant be Dievo duoto tikslo, iš tikrųjų visi mūsų planai, visų mūsų svajonės kartais, jos sugriūna ir lieka tik tai supratimas, nu va, yra žmogus. Bet tai, ko mes tikėjomės kaip tėvai, kaip motinos, labai dažnai tai neišsipildo. Ir taigi pirma mintis, vaikai yra Dievo nuosavybė. Jie yra pavesti mums globoti, auklėti, ugdyti tam tikrą laiko tarpą. Ir klausimas, ką mes turime su jais padaryti, ką mes turime pasiekti. Jeigu mes tą klausimą klausime, jau bus žymiai lengviau numatyti ir mūsų gyvenimą, ir mūsų auklėjimo kryptį ir panašiai. Antra mintis, kurią noriu šiandien pasakyti moterims, yra tai, kad ir tėvams be abejonės čia tinka tiek moterims, tiek tėvams. Vaikus reikia auklėti. Vaikus reikia ugdyti, vaikus reikia lavinti. Ar tai pas mus vyksta? Labai dažnai ne. Tėvai praktiškai neužsiima vaikų auklėjimu. Tėvai tik tai reaguoja į vaikų poelgius. Jeigu vaikas yra ramus, nu tarkim jisai sėdė su žaisliukais, žaidžia savo kamputyje užsidaręs, tėvai džiaugiasi tuo ir dirba savo darbus iki kiek? Kol vaikas nepradeda ko nors laužyti, kol nepradeda cypti, kol nepareiškia savo teisių, kad aš esu čia gyvas ir visa kita. Tėvai neugdo ir neauklėja, o tik reaguoja į vaiko poelgius. Ir arba dažniausiai su pagyrimais pas mus yra problematiška. Dažniausiai pradeda sakyti, negalima, nedaryk, daryk šitaip, eik tą daryk ir panašiai, ir panašiai. O kas yra auklėjimas, kas yra ugdymas? Pats efektingiausias laikas auklėjimui ir ugdymui yra būtent tas laikas, kada taika yra tarp vaiko ir mamos, tarp tėvo ir mamos, tarp tėvų ir vaikų. Kada vaikas yra patenkintas, kada jo nuotaika yra gera. Va tada yra laikas su juo būti, kalbėti, pradėti mokyti, aiškinti, rodyti pavyzdį ir panašiai ir panašiai. Reikia užsiimti su vaiku. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes mažiau dirbsime. Tai reiškia, kad mes gyvensime šiek tiek, jeigu taip galima pasakyti, skurdžiau. Mažiau uždirbsime pinigų. Mažiau galėsime leisti savo nusipirkti malonumų. Bet jeigu mes to nedarysime, kas bus? Užaugs kažkas. Ir mes duosime ataskaitą Dievo akivaizdoje, kaip mes ugdėme tą mums Dievo patikėtą turtą. O kada vaiko auklėjimas prasideda? Čia dar viena tokia mintis. Amen. Nuostabu, kai kurios mamos tiesiog tą jaučia, iš prigimties tikriausiai ir žino, vaiko auklėjimas ir ugdymas prasideda jau įsčiose, jau be nešiojimo. Ir kryptingas ugdymas ir auklėjimas, emocinis, prasideda dar tebesant pilvuke. Ir čia dirba ypatingai svarbu mama, be abejonės ir tėvo įtaka irgi yra labai didelė. Ir štai vaikai gimė, pats imliausias laikas, pats svarbiausias laikas, pats tas laikas, kur mes galim vaikui daryti įtaką, jį ugdyti ir auklėti, yra pirmi 7, iš jėgos 10 metų. Jeigu per tą laiką, per tą 10 metelių mes praradom
laiką ir nieko nemokėm, nieko neugdėm, toliau laikas yra prarastas, praktiškai vaikas ima savarankiškėti ir ima naudotis tuo, kas į jį buvo įdiegta ir padaryti pakeitimus kažkokius didesnius. Nuo 10 metų yra labai ir labai sunku. Yra įmanoma, bet labai sunku. O kada yra pasiekiami 13-14 metų tas laikotarpis, kada vaikas tampa paaugliu ir ima darytis suaugusių arba virsti į suaugusį žmogų pamažu. Vieno mokytojo patyrimas yra toks, kartais tėvai ateina ir pradeda šaukti, ką daryti, nes mano vaikas elgiasi ne taip, kaip man patinka. Atsakymas yra, tuo metu geriau nieko nebedaryti. Galima stengtis gyventi santarvėje, kiek tai yra įmanoma. Reikia būtent pradėti gerbti žmogų kaip asmenį ir asmenybę jau, kaip būtent atsižvelgti kaip į asmenį suaugusi, nepamirštant, kad tai yra dar vaikas ir jam reikia ir paguodos, ir apkabinimo, ir palaikymo, ir kitų dalykų, bet paauglystės amžiuje praktiškai įtaka yra jau visiškai minimali. Taigi, ir moteris ir vyrai be abejonės čia visiems tinka. Auklėjimas žodžiais ir netgi su draudimu stipriu nieko nepadės, jeigu nebus asmeninio pavyzdžio. Niekaip vaiko neišauklėsi, jeigu vaikas žiūrėdamas į tėvą, į motiną, matys visai kitą gyvenimo kokybę, negu yra bandoma jam įteikti. Ir tai yra labai svarbu. Vienas biblinis pavyzdys, kuris mane patį asmeniškai labai žavi, tai yra užrašytas kelios eilutės Pradžios knygoje. Pradžios knygoje 5 skyriuje įdomus faktas. Pasižiūrėkime nuo 19 eilutės. Yra pasakojama apie žmonių daugėjimą, apie giminės ir čia sakoma, Jeredas gimus Enochui dar gyveno 800 metų ir susilaukė sūnų bei dukterų. Taigi Jeredo amžius buvo 962 metai ir jisai mirė. Enochas, būdamas 65 metų, susilaukė Matūzalio. Enochas gimus Matūzaliui vaikščiojo su Dievu 300 metų ir susilaukė sūnų bei dukterų. Taigi Enocho amžius buvo 365 metai. Jis vaikščiojo su Dievu ir jo nebeliko, nes Dievas jį pasiėmė. Atkreipkime dėmesį. Gimus sūnui, Enochas vaikščiojo su Dievu. Biblija be reikalo nieko nepažymi, neišskiria, neduoda akcento. Jeigu šitoj vietoje yra pažymėta, kad gimus sūnui Enochas vaikščiojo su Dievu, tai reiškia, kad gimus vaikui Enocho gyvenimo būdas kardinaliai pasikeitė. Gimus vaikui, nuo to momento jisai nuoširdžiai ir ištikimai pradėjo gyventi taip, kaip Dievas sako, pagal tą pažinimą, kuris tuo metu buvo duotas. Ir tai taip patiko Dievui, sako, Viešpats jį pasiėmė pas save ir ką jis veikia, ką jis su Dievu kartu veikia, sunku pasakyti, bet matyt, jis buvo kaip žemės žmonijos atstovas angelų tarpe ir Dievas jį vedžiojo ir sakė, va žiūrėkit, ką žmogus gali padaryti. Va čia yra puikus egzempliorius to, ką žmogus gali pasiekti. Aš čia truputėlį pajuokavau, kad jūs nusišypsotumėte. Taigi, ir tėvų pavyzdys yra labai svarbus. Ir visose gyvenimo srityse. Labai paprasti dalykai. Jūs prisimenat tie, kurie auginate vaikus, kad yra vaikų amžiuje toks laikotarpis, kurie yra kaip beždžioniukai. Kelia ranką taip, kaip mama kelia, aunasi į mamos batus, rengiasi taip, kaip mama, arba su mamos suknelėm, nors ten per didelės ir panašiai. Viens prie vieno kartoja visus tėvų ir mamos elgesio modelius ir panašiai. Iš to išeina kas? Mes galime vaiką mokyti, kad vaikas turi gerbti vyresniuosius. Bet jeigu vaikas nemato, kad mama gerbė savo mamą arba pagyvenusius žmonės, visos tos kalbos yra tuščios. Vaikas negerbs jūsų galų gale, jeigu nematys pagarbos iš mamos pusės vyresniesiems.
Jeigu mama blogai atsiliepia apie savo viršininkus, vaikui girdint, ką tai parodo jai? Kad bet koks vadovas, bet koks viršininkas yra blogas. Niekada negerbs vadovų. Jeigu mama negerbė tėvo, iš kur pas dukrą bus arba pas sūnų bus pagarba tėvui? Gali būti tik iš baimės. Jeigu tėvas turi kietą ranką, tai vaikas ims gerbti tėvą, nes bijos gauti kailį. Bet jeigu vyras negerbė žmonos, kaip vaikai gerbs moterį? Kokia nuomonė susiformuos pas mergaitę apie save pačią kaip moterį, jeigu vyras nerodės deramos pagarbos savo žmonai? Asmeninis pavyzdys yra neišsakomai svarbus. Vaikai gali maištauti, gali daryti ką tik nori, bet ateina metas ir tai yra įrašyta pasąmonėje. Jie ima elgtis beveik visiškai taip pat, kaip elgėsi tėvai. Viens prie vieno kartodami jų įpročius, jų elgesio modelius ir panašiai. Asmeninis pavyzdys yra be galo svarbus. Ir kai kuriems iš mūsų gali būti, kad iš tikrųjų reikėtų atgailauti dėl tos įtakos, kurią mes darėme ir galbūt darome savo vaikams. Ir reikėtų sakyti, viešpatie, tu tik gelbėk juos, tu juos pamokyk. Tu padaryk tai, ko galbūt mes nepadarėme, nors turėjome tam galimybę. Tai va, čia toks buvo paraginimas ir pamokymas. Ir iš tikrųjų mums labai reikia galvoti ne tik apie savo vaikus, bet jeigu mes turime vaikus, galvoti apie save pačius, kaip mes gyvename, kaip mes elgiamės, ko mes siekiame, ką mes darome. Ir imtis daryti tai, ko geriau, ką mes privalome padaryti. Aš truputėlį nukrypsiu į šoną ir man labai patiko, irgi klausiausi paskaitų apie vyro ir moters meilę ir kilo toks klausimas. Mielos moteris, iš kur vyrai žino, kad jūs juos mylite? Dar sunkesnis klausimas yra, vyrai, o iš ko moteris žino, kad jūs mylite jas? Meilės liudymai reikalingi kiekvieną dieną. Ir be šitų liudymų yra labai, labai sunku. Bet sugrįžtam prie mamų. Šiandien mamų dienos ir dar porą minčių, kurias aš noriu pasakyti, yra tokios. Ateina metas, kada vaikas užauga ir ateina laikas juos paleisti. Ir va čia būna ypač mamoms pats sunkiausias laikotarpis. Tėvams galbūt šiek tiek lengviau būna. Vyrai yra kiek kitaip sudėlioti ir sutvarkyti. Bet ateina metas, kada mergaitės ir berniukai tampa pamažu savarankiškomis asmenybėmis. Ir jau paauglystės laikotarpyje nuo 13-14 metų mamoms būtina mokytis gerbti savo vaiką kaip ne savo vaiką. Vertinti jį kaip ne savo vaiką. Ką aš to noriu pasakyti? Žinot, kiekvienas iš mūsų mes esam emocingos asmenybės. Emocijos mus veda, jausmai. Ir tie jausmai užvaldo mūsų protą ir nulemia mūsų veiksmus. Ir kartais jausmai yra labai blogas patarėjas dėl to, kaip mes turime elgtis šalia esančio to jauno žmogaus atžvilgiu. Ir jeigu mes prisiminsime, kad tas žmogus yra ne mūsų, jis yra Dievo. Ir jis jau yra asmenybė. Tai jeigu jis nepriklauso mums, o jis yra kito nuosavybė, argi mes neturėtume jo gerbti, visų pirma gerbti ir reguliuoti savo elgesį būtent iš pagarbos jam? Žinot, kada vyras ir žmona susituokia, labai dažnai atranda tokių dalykų, kurių nematė iki tol. Ir kartais vyrai, kartais moteris labai nustemba ir sako, o jetau,
Niekada tu tokia nebuvai. O tu tikrai taip nesielgiai. Ir aš tikėjausi, kad tu būsi kitoks, o aš tikėjausi, kad tu būsi kitokia ir panašiai. Iš tikrųjų vyrai ir moteris pasikeičia, nes ima elgtis ne kaip su svetimu, o kaip su savu. O jeigu savas, tai ką? Taip, svetimam blogesnio žodžio bijai pasakyti, nes, ką gali žinoti? Svetimo žmogaus negali savo leisti daug, nes nežinai, kas jis toks ir kaip tau gali atsirūkti, ar ne? O savam gali leisti praktiškai viską. Ir va čia yra problema. Ir su vaikais dažnai taip vyksta, kad iš tikrųjų mes pamirštame, kad tai yra asmenybės ir leidžiame savo jausmams valdyti mūsų poelgius ir daryti ne tokią gerą įtaką mūsų augantiems vaikams. Taigi, jeigu mes atsiminsime, kad tai yra Dievo žmonės, tai yra Dievo nusavybė ir taip pradėsime elgtis, mūsų sprendimai bus blaivesni, protingesni, mažiau apsaugoti nuo per didelių emocijų ir labiau pamatuoti. Ir ateina metas, kada iš tikrųjų vaikams reikia leisti savarankiškai gyventi. Imti pasitikėti vaikais kaip su savarankiškai suaugusiais asmenimis. Ir tai kartais nėra lengva. Bet yra būtina pavesti jiems atsakomybę ir leisti savarankiškai su tais darbais, su tom atsakomybėm susitvarkyti. Dar daugiau, kai vaikas suauga ir sulaukia pilnametystės, išeina iš, tarkim, vidurinės mokyklos mokinio amžiaus, praktiškai vaiką būtina paleisti. Paleisti iki tiek, kad mamoms reikia kuo mažiau netgi klausinėti, kaip tu gyveni, kaip ten sekasi ir dar kažkas tai panašaus. Iš tiesų reikalinga palaikyti bendravimą, bet minimalų bendravimą tiek, kad visiškai nenutrūktų šeimyniniai ryšiai. Ir ateina metas, kada vaikams reikia leisti gyventi savarankiškai. Tai reiškia savarankiškai kurti šeimas, savarankiškai spręsti problemas ir neskubėti su jokiais patarimais. Žinot, pas mamas būna labai didelis noras sužinoti, vaikeli, kaip tu gyveni. Ir jeigu dar blogiau truputėlį ir vaikas pasipasakoja, tai antras žingsnis mama išklausė ir su patarimais, vaikeli šitaip, ir šitaip, ir šitaip, tu daryk šitaip. Atvesk man tą išrinktą į tavo, tuoj išsiaiškinsim, kas čia ir kaip. Nieko panašaus nebegalima daryti. Ateina metas, kada vaikai turi būti savarankiški. Ir netgi negalima kištis į jų gyvenimus. Ir tikėtis, kad vaikas mylės ir duos savo šilumos ir dėmesio jums tiek, kiek tai buvo jam esant 15-mečiui, tarkim, iki 15 metų, yra visiškai neteisinga. Jeigu mes tą suvoksime, bus žymiai lengviau. Kai kurios iš jūsų jau esat senelės. Žinot, pas moteris kartais dažnai būna, kad vaikai ir anūkai tampa iš viso gyvenimo prasme, ko neturėtų būti. Kada vaikai užauga ir ima slysti iš rankų, pas moteris kartais ir pas vyrus prasideda panika, nes nebelieka dėl to gyventi. Dėl ko gyventi? Ir tada anūkai tampa kaip išgelbėjimas. O, anūkai, mes padėsime juos auginti. Dievo žodis sako, kad anūkai nėra jūsų vaikai. Anūkai yra patikėti ne jums, o tėvams. Todėl senelių įtaka turi būti labai protinga, labai pamatuota. Mylintis anūkus seneliai gali būti pražūtis visai šeimai. Su savo meile, su savo didelėm laisvėm, kuriuos anūkams duoda, jie gali sugriauti ilgų dienų tėvų pastangas ugdyti savo vaikus ir išugdyti jų tam tikras savybės. Seneliai gali atvykę nubraukti viską vienu mostu.
ir sugrąžinti į karo padėtį tėvus ir vaikus. Labai dažnai tėvas arba mama sako, vaikeli daryk tą ir tą. O gera senelė arba senelis ką sako? Nu ką tu vaikeli, taigi jis mažas vaikas, nu ką tu nelegi leisk. Valio, nu negi čia dabar pulsi aiškinti su mama arba su tėčiu kažkurio iš sutuoktinių, kad šitaip neturi būti ir būk malonė, mama patylėk arba tėtė tu patylėk. Taip? Viešpats sako, moteris, jūs turite būti senelės, kurios padėsite tėvams būti tėvais ir kelsite tėvų autoritetą vaikų akyse. Ir tai yra sunkus uždavinys. Jeigu norite bendrauti su anūkais, reikia sužinoti, kokios taisyklės yra namuose, ko vaikai yra mokomi, kokios tiesos yra mokomos. Todėl senelio vizitai pas vaikus ir tuo labiau pas anūkus, kuris laikas turėtų būti stebėtojo vaidmenį, kas šeimoje vyksta, kaip viskas atrodo, kas yra daroma, ko vaikai yra mokomi, kad sužinoti, kokia tvarka yra namuose ir kad negriauti šitos tvarkos savo apsilankymais, savo buvimu. Ir čia moteris ir vyrai yra užduotis jums. Ir palaiminimas ir didelė pagalba yra turėti senelius. Palaiminimas ir didelė pagalba tėvams, jeigu yra galimybė palikti vaikus, kuriam laikui prižiūrėti, pasaugoti, namus prižiūrėti, pasaugoti, nes daug visokių yra aplinkybių. Tačiau va šita pagalba turi būti statydinanti ir konstruktyvi, o ne savanaudiška ir destruktyvi šeimos atžvilgiu. Todėl būkime protingi su viešpaties žodžio pagalba. Taigi, kaip mums sekasi ugdyti savo vaikus? Šiandien, kaip mums pasisekė išugdyti juos praeityje, ką mes ruošimės daryti su anūkais, visa šita kalba ir tos keletos minčių, kurias aš pasakiau šiandieną, yra tik tai paskatinimas ieškoti informacijos. Noriu išjungti telefonus dabar. Šiandien diena yra sekmadienis. Ar žino tokį dalyką? Ko ypatinga šita diena? Jo, tai yra diena, kada mes galėsim ištiesti kojas prieš televizorių, pagulėti, neiti į darbus, sočiai pavalgyti ir panašiai. Iš tiesų šita diena nėra tokia. Šita diena yra kartu su šeima tam, kad pašvęstume savo laiką vienas kitam ir Dievui. O tai reiškia, kad šiandien dieną paskatinti va šito trumpo paraginimo žodžio, jūs galite imti ieškoti reikalingos informacijos apie buvimą mamomis, apie buvimą močiutėmis. Galite imti ir paieškoti informacijos internete, knygose, galbūt yra dar kažkokie šaltiniai. Galbūt moteris netgi galit padaryti tokį bendrą susirinkimą, susitariusios atsigerti arbatos ir tiesiog pasidalinti patirtimi, kaip sekėsi arba kaip sekasi būti mamomis ir kokiu būdu nedaryti tų klaidų, kurias jūs darėte ir panašių dalykų. Šita diena gali būti pašvęsta tam, kad rasti žinių savo pačių labui. Nes kitu atveju, kas gali pamokyti jūs išmintingų dalykų? Praktiškai niekas. Jeigu visą laiką užima darbas, kelios minutės bendravimo namuose ir būtinas poilsis, tai nieko kito nelieka, kaip tik aklai gyventi ir aklai sulaukti to, kas ateina tarsi savaime į mūsų gyvenimus. Todėl šventadieniai, taip vadinimis, šabai, Dievo taip yra numatyta, kad jie būtų pašvęsti ne šiaip eiliniam poilsiui, bet būtent išminties ateinančios iš Dievo ieškojimai visais įmanomais būdais, tuo pačiu meldžiantis, garbinant Dievą ir prašant jo šventosios dvasios pagalbos. Taigi tiek trumpai paraginimai mums visoms moterims,
Ką jau kalbėti apie buvimą žmonomis? Ar dėkojate žmonos už savo vyrus? Vyrai Dievo duoti jums būtent tokie, kokių jums reikia. Ne daugiau, ne mažiau. Ir daug kitų dalykų būtų galima kalbėti, bet dar kartą sugrįžtu prie pagrindinės minties. Namuose 127 psalmė, skaitiniai, apmąstymai. Tas keletą tiesų, kurias išgirdote, tegul būna tik tai paraginimas sužinoti daugiau. Čia į pagalbą ateiti gali net ir mūsų pačių biblioteka. Ir kalbant apie buvimą vyrui su moterimi, atsakymas į klausimus, iš ko vyras žino, kad aš jį myliu, gali būti paieškotas šiandieną taip pat. Vyrų keletas yra. Iš kur moteris žino, kad mano moteris, mano žmona žino, kad aš ją myliu. Irgi klausimas. Iš ko broliai ir seserys bažnyčioje žino, kad mes mylime vienas kitą. Irgi galima paieškoti atsakymų klausimus. Ir aš viliuosi, kad Dievas yra gyvas ir jisai vienoje ar kitoje vietoje galbūt ėmė ir kažką pasakė. Todėl norėčiau, kad mes skirtume laiką dabar asmeniniai maldai ir kalbėtume Dievui apie tai, ką mes išgirdome. Kaip aš raginau, jeigu jūs randate reikalą atgailauti, galima daryti dabar iš karto. Jeigu randate reikalą melstis už savo vaikus ir prašyti, kad Dievas paėmęs pats išugdytų juos tai, ko ir tose srityse, kur mes nepadarėm,